Na tai ir sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi. Aš šiandien filmuoju LMG antrą epizodą ir kaip matote dirbu mediku, sakiau, kad filmuosiu LMG, kai dirbsiu kažkokį darbą su pakvietimu, tai va, jau dirbu ir čia yra first person mode dar turiu. Jo, ir turbūt šiandien dirbsim, jo. Truputį man čia lagina toj zonai, bet kai išvažiuosim turėtų nelaginti. Na, ir vienu žodžiu, į darbą patekau 29 dieną, tai prieš 2 dienas kažkur, ir jo labai, va matot, turiu virš 20k XP, kai įsidarbinau dar, kai turėjau 19, tai 100k te kainavo sutartis, būtų 200k, jeigu dar būčiau palaukęs. Tai va, dabar vyksta atranka į, Arsipukas daro į Tunę ir Foresty direktorius daro masinę atranką. Ir dar čia kažkokie ten tipo gal treniruoti, kas jį fūriokams. Tai jo, šitaip iš tikrųjų labai greitai kalas pinigai, kai dirbu darbą šitą, vien dėl to noriu medikų dirbti, nes, nežinau, tas darbas man prie širdies kažkodėl, nežinau, gal kad galiu healinti žmonės, negaliu išsireikšti labai apie šitą darbą, bet tiesiog jis man patinka. Na, galim pavėžėti nieko tokio. Na, va. Žvejyba tiesiai, dar ten pasiūlysim healų. Prieš žvejybos dažnai mane nužudo, tai jo, tie apsauginiai papušė biškį. Wow. Atranka bus pratęsta, jo, nes jį pasodino į kalėjimą, kiek žinau, ir ilgam. Tai jo, jis dėkoja mentam už tai. Bent jau pirmai dėkoju. Na, va, atvežėme. Nu, jau galima apsidairyti, gal kažką rasti. Oi, patraukti mašiną. Na, va, čia turėtų pavažiuoti. Na, va, galime eiti pažiūrėti. Ar daug žmonių čia yra. Dėti 57. Dabar stabdžiu ir dar pradės šaudyti. Truputį užsilaginu man, nežinau, kodėl kartais taip. Na, gal nieko gero nėra. Čia dažnai stoju, dabar reidą daro didelį, tai jo. Dar healą prašom. Iki narų. Šiaip tai narais kažkaip durnas pavadinimas. O, papa. O, su tanku. O, papa. Eina. Opa, turiu medžiagą.
Turiu medžiagą, viskas įkelsiu, eina savo, smagiai. Jie pagrindiniam gatvėm laktus suka. Gerai. Nu nafig eik. Mašina užges. Čitų pilna, bet niekas jų nepasitė. Tai va, toj grįšim. Na va, grįžau ir jo, turbūt dabar toliau tęsim darbą. Ajajai, vieną kartą mygtuką paspaudžiau ir jau per daug. Musiau reikės varyti pasikeisti mašiną, nes čia čytų perteklius yra. Čia jų pilna. Man patinka visai first person mode, tik tai yra tas, kad ant šitos mašinos kažko nepatogiai jaučiasi. Einam iš mandagumų pažiūrėti, ar daug medikų ofisefkų, nes neleidžiama yra. Einam pažiūrėti. Gerai. Nėr. 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 Nu ir nėra. O matot, kokie mūsų medikai laikosi taisyklių. Viskan laikas. Gerai. Ai, tegu būna bobų nevirš. Ai, gyvybė. Dar imk. Neturi tiek pinigų, eina savo. 3 štukį neturi. Prasilaškas, nu. Bala. Op. Pranėriam. Labai čia bjauriai yra su tais tam. Su to mašinom labai visur paliktos. Nėra ko stebėtis, vis tiek daug žaidėjų lošia. Ir tai kartais va ten, toj vietoj tai padeda padeda tuos ežius, kaip sakant, lietuviškai. Turiu omeny tuos, kur padangas prakiurdina, tai va jos padeda. Na, kadangi neturiu nei VIP, nei admin, tai turbūt reikės boominti mašiną taip. Niekada nepalieku mašiną. Nu ir dabar per tvorą. Dar. Važiuok. Opa, gerai. Gerai.
fuck. Nu, čia jau tai labai suspausta, jeigu turi. Apa. Pralendam. Į mašinos kontrolę, šviesus. Žinau, galit neklaus, kodėl aš taip darau, per turiu menį šviesas įsijungi, tai vien dėl to, kad pas mane nėra tų greitųjų, kaip sakant, mygtukų ant klaviatūros, tai jo, nėra tų 1, 2, 3 ten dešiniam šone, tai jo, tai tik viršų ir taip mane suveikia ten. Tai jo, va taip ir yra. Nežinau, varom turbūt į dykumą kažką paeit. Pažiūrėsim, gal labai yra kažkas. Šiandien daug iš tikrųjų klientų visai atrodo. Info. Alga žiauriai greitai keliasi. Nežinau, kiek aš esu šiandien pražaidęs, tai reikia pažiūrėti. 1 valandą ir 3 minutės įsivaizduojat, o alga buvo ne 1000 mažiau ir jau 4120. Pinigai banke, o jo apšlimatė. 25 štukės. Jo, aš turiu 4 investiciją dar, jeigu ant kito atsimenu ten diplomą esu nufilmavęs, tai jau, jeigu neatsimenat, galit pažiūrėti. Atsiprašau. Galit pažiūrėti. Pamatysit ten, kaip gauti free 50 liuotų. Ir į minutę, aišku, tai va, ir dar galite investuoti, be abejo. Be abejo, net galite investuoti. Ir jo, tikrai praverčia, nes matot, info, alga, ten pinigai bankė labai greitai kraunasi, aš nesakau, tik tai valandą 3 minutės pražydžiau. Jau 4 galim sakyti. Tai jo, labai greitai keliasi pinigai. O jeigu dar nulaipinat, kaip sakant, tai jau tai jums sekundėm skaičiuosi, o ne minutėm. Jau sekundėm. Tie pinigai. Be abejo, dar man mažai XP yra, todėl gaunu tik tai tam kažkiek ten į minutę tų pinigų, tai jo. Jeigu, aišku, jų subjaura oras, tai galite iš karto rašyti oras ir jau kaip tai geriau, kaip šiaip man patinka lietus, bet tai, kai video filmuoju, kažkaip nelabai norisi. Tai jo. Ir dar turbūt pasiruošėt mokyklai, nes jo tikrai artėja, tai video sutrumpės. Dabar iš tikrųjų yra sutrumpėję, nes užsimesta iš tikrųjų renderinti. Vien dėl to, kad video dabar dideli mafijos yra, tai ilgi jau nedideli. Tai jo, tai dabar turbūt sampą greitai eisiu, surenderinsiu ir eisiu po to, nežinau, bet turbūt šiandien sukelsiu visus video, kuriuos turiu nufilmavęs, nes mokykla kaip prasidės, ir tai aš penktadienį iš karto, aišku, aš lanku badmintoną, jeigu nežinot, tai jo, ir po treniruočių iš karto mes išvažiuosim į Kauną, iš Kauno į Anykščius, po to ten į baseinus, pat centrą vėl, ir jo, tai va, ir tada video nebus, o dar į mokyklą reikės eiti, tai irgi video nebus, tai karočią. Bet aišku, kelsiu video reguliariai, tikiuosi. Stengsiu kelti video reguliariai. Jo. Tai va. Bet mokykla tai tikrai nelabai norisi, vien dėl to, kad nežinau, ten keltis vėl anksti, kankintis, skauda galva, jau užknisa žiauriai. Mokytojas irgi klykia, kai pasisusios. Padarai gerai, jiems blogai, jeigu geriau už jas padarai, irgi blogai. O jeigu nepadarai, tai rašai iki tol, kol atsimins visam gyvenimui. Kaip ir matematikos mokytoja, karočią, sako, nu dabar rašysim tą ten
jau viskas, jau trimestrai, gerai, maladės, po to ir vėl rašom, ir viena ta tema man nepraėjo, nežinau, sunkiai man su ją sekėsi, ir jo, tai ta viena tema man sunkiai sekėsi, ir karočią, ir kad pastebėjau, kad jau per geri vaikų trimestrai, tai iš karto tą įrašėm, nes labai didelį smūgį sudavė man tas kontrolinis, tai tų kontrolinių kokį 23 buvo, jau nervuojasi visi iš tikrųjų, kai sugadina trimestrus specialiai, tai jo. Ir dar, jeigu žiūrite mano LMG video, tai gal užsinorėsite nusipirkti mano Huntley, kuris yra beveik 2 ridos, man atrodo, ir jo, nes kai dirbau medkirčių neturėjau ką veikti ir kėliau ridą. Jo, jeigu norėsit, tai maloniai prašom, galim rašyti komentarus savo niką ten, po to serveryje susisieksim arba Skype'ą tiesiog, tada serveryje susisieksim arba per Skype'ą, nutarsim kainą, tai galėsite apžiūrėti ir jo, tai taip ir bus, tikiuosi. Nu, kas tu yra? O gerai. Turbūt varom į bazę, nes jau čia per daug kalbėjau. Video, sakau, nenoriu labai ilginti video, tempti gumos, kad ilgai, sakau, renderinasi video, tai jo, todėl aš ir nustojau kelti juos. Dar Mafija buvo tokia misija Running Man, bet aš juos nufilmavau, bet tai įsirašyta juodas vaizdas iš tikrųjų, o pakartot kažkaip neina, tai jo. Tai jo. Baisiai gavosi, dar nufilmavau, dar vieną video, tai jo dar įkelsiu. Bus čia antras epizodas, nors turėtų būti trečias, bet ten, karočią, pamatysit, galiu užuominą duoti, kad ten rinksim pinigus iš kitų žmonių ir, ne iš žmonių, kaip sakant, iš tų, kurie priklauso mums, ten tie hoteliai visokie, po to, pamatysite video. Tai jo, šiandien su jumis buvau aš, Matas Pik, šiandien filmavau LMG antrą epizodą berods ir, jo, antrą epizodą. Ir šiandien, ką nuveikėm, tai pamatėm daug cheaterių, dirbom ir info pasakiau visas. Tai dar galite komentaruose, jeigu neturit ką veikti, parašyti, ar pasiruošę esate mokyklai, ar norite mokyklą, kokios nuotaikos, ar geros mokytojos, karočią galite parašyti, jeigu nesunku. Ir jo, iki kitų susitikimų.